O tu valkata, pasveikino į Kajų. Kas tai matė, kad dėl tavęs reiktų klaustis į pasaulio galą? Gerda paglostė į veidą ir pasiteiravo, kur ir ką beveikė princas ir princesė. Jie iškeliavo į svetimus kraštus, atsakė galvažudžiukė. O varnas? Paklausė Gerda. Varnas nuskrido. Varną paliko našlė. Nešiojo dabar juodą vilnonį siūlą ant kojos ir amžinai dėjuoja. Bet tas viskas niekai. Geriau papasako, kaip tau klojasi ir kaip tu jį radai. Gerda ir Kajus viską jai apsakė. Tratata, sušuko galvažudžiukė. Paspaudė atsisveikindama abiem rankas. Prižadėjo juos aplankyti, jei atsitiks, kada keliauti pro jų miestą. Ir kaip žaibas išnyko iš akių. O Kajus ir Gerda ėjo toliau. Susiėmė rankas. Ir kur jie ėjo, viskas žaliavo, viskas žydėjo, buvo pavasaris. Skambėjo bažnyčių varpai. Ir jie pažino aukštus bokštus gimtojo miesto. Jie užlipo pažįstamais laiptais ir įėjo į kambarį, kur viskas buvo kaip seniau, o laikrodis vienodai taksėjo. Tik, tak, ir rodyklės sukosi aplinkui. Tik eidami pro duris pastebėjo, kad jie jau užaugę žmonės. Šydinčios rožės nuolat tako žiūrėjo pro atvirą langą. Ten tebestovėjo mažos vaikų kėdutės. Kajus ir Gerda susėdo ant jų ir susiėmė rankas. Sniego karalienės rūmų šaltas gražybės užmiršo kaip baisų sapną. Senelė sėdėjo nušviesta saulės ir balsu skaitė iš savo didelės Biblijos. Jei nebūsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Kajus ir Gerda pažvelgė viens kitam į akis. Ir dabar suprato senos giesmės prasmę. Žydi lelijos ir rožės darželį. Jėzų atrasime mes ten vaikelį. Taip jie ten sėdėjo greta. Jau užaugę, bet kaip vaikai. Jų širdys tebebuvo vaikų. O iš dangaus švietė skaisti saulė. Ir aplink kvepėjo pavasario oras.